Gerą dieną, rytą gerą, susirinkusiai žvaliai, jaunai, gyvybingai, įvairiai auditorijai. Malonu iš čia matyti. Mane pristatė su ministro patarėjas Albertas Lakštauskas. Ir šiandien čia esu tam, kad atrasčiau galbūt daugiau taškų, kuo ministerija gali būti naudinga, aktyvindama jūsų, esančių čia salėje ir atstovaujančių tiek mokyklas, tiek moksleiviją, tiek mokytojus ir nevyriausybinių organizacijų, įvairių visuomeninių organizacijų susikalbėjimą ir bendradarbiavimą. Sakydamas, kuo gali būti naudinga ministerija, turiu omeny kaip minimum, kad bent jau netrukdytų tom iniciatyvom, kurios yra užgimusios, kurios turi daugiametės tradicijas jūsų mokyklose, jūsų bendruomenėse. Kaip ir minėjo pranešėjas, tai dalį laiko kalbėsiu, kad nenusiboščiau, stengsiuos, kad tai netruktų ilgai. Antrą dalį laiko lauksiu jūsų klausimų. Savo kalbėjime kelias tokias esu temas pasižymėjęs, ką norėčiau pasakyti. Tai viena dalis tai yra tai, ką daro ministerija tam, kad būtų stiprinamas mokyklų savarankiškumas, tam, kad būtų keičiamas ugdymo turinys ir tai, kas yra planuojama, kaip keistis turėtų neformalusis švietimas. Tai yra 3 tokios mano temos, kuriomis norėsiu pasisakyti ir kuriomis iš tiesų lauksiu jūsų klausimų. Tai savo kalbėjimo pradžiai tokį atradau frazę, kuri, man atrodo, tikrai prasminga ir noriu ją paskaityti. Dalyvaudami visuomeninėje veikloje, mokiniai gali keisti ne tik aplinką, bet ir save. Tai, man atrodo, vienas iš kredo, kurio vadovavausi dar, kai dirbau ir mokytojų, nes dabar esu patarėjas, 5 metus esu dirbęs mokyklos direktorium ir visą laiką dar mokytojavau, dėsčiau geografiją. Turėjau tokią sritį, kuri yra labai arti jūsų seminaro temos ir kuri buvo mano kaip mokytojo arkliukas, taip pavadinčiau. Tai buvo mokymasis nemokyklinėje aplinkoje. Taip jau yra, kad didžioji dalis viso mokymosi turinio, visų pamokų, jos vyksta klasėje. Taip yra įprasta, taip yra galbūt paprasčiau, bet galima atrasti labai daug dalykų, ką žymiai prasmingiau, įdomiau ir naudingiau galima mokyti ne klasėje. Ir tai liečia ne tik gamtos dalykus, kas yra, tarsi įprasta, kad jeigu tu mokai, reiškisi, apie orus, apie reljefą, apie vandenis, tai, aišku, kad išėjęs, pamatęs, prisilietęs, pajautęs, tu žymiai geriau tai suprasi, ar ne? Bet socialinė aplinka, juk lygiai tas pats. Tai yra ir, nežinau, ir parduotuvės, ir įstaigos įvairios, kur nuėjęs, tu žymiai gali suprasti žymiai geriau, kaip tai veikia. Tai man atrodo, kad vienas iš dalykų, kas mūsų mokykloje yra įprasta ir galbūt ne visai gerai, ir ne visur pasaulyje, ta prasme, taip yra, kad visuomeniniai veiklai daugiau dėmesio ir laiko yra skiriama, po pamokų. Arba po pamokų, arba būreliuose, arba tai yra tokios, vienkartinės kažkokios akcijos, tokios išvažiavimai. O tas pamokinis gyvenimas, tai tarsi ir yra, taip ir turi būti, taip yra įprasta, kad jis yra skirtas daugiau, tokiam mokymuisi, kartais, tikriausiai ir neretai nuobodžiam, ir visi esam su tuo susitaikę ir atrodo, nieko čia pakeisti negalima. Bet aš netikiu, kad taip yra ir tikriausiai ir jūs patys, ir mokinių klausčiau, tikriausiai turit patirčių, kad kai kurie mokytojai atranda būdus, ir tas pamokas organizuoti visai kitaip ir truputėlį išsiveržti iš įprastinės pamokos ir įprastinio mokymosi, tikslų rėmų.
Ir nežinau, tie, kas esat pajautę tai ir mokytojai, kas esat išbandę, kas esat, kam tai yra pavykę, na, tai yra svarbu. Tame yra daug prasmės iš tiesų. Tai dabar klausimas yra toks. Aš čia kalbu apie patirtis mokytojų mokyklose, bet šiandien kalbėdamas iš tos tribūnos esu ministerijos atstovas. Ir sutikite tai ir supraskite, kad tai nėra lengva, nes tai, ką gali padaryti žmonės dirbantis ministerijoje, tai yra visai skirtingos veikimo būdai ir skirtingos priemonės negu tų žmonių, kurie dirba tiesiogiai kasdieną mokykloje, negu mokytojų, negu mokyklų vadovų. Tai, sakykime, ministerijos veikimo būdai yra dokumentų įvairių rengimas, reiškiasi tvarkų visokių, kurios vienos yra tos, kurios, na, sakykime, tiesiai trukdo ir jų pakankamai daug yra prirengta. Ir ministro Steponavičiaus, kai jis pradėjo dirbti prieš 2 metus, vienas pagrindinių tikslų buvo labai aiškiai įvardintas – sumažinti biurokratiją ir popierizmą mokyklose. Nežinau, čia reikėtų klausti mokytojų, apie tai kalbama daug, bet ar jie tai pajautė ir ar mokyklose tai pasijautė, kad kažkiek tais to popierizmo ir biurokratijos sumažėjo ir mokytojai daugiau laiko gali skirti tiesioginiam darbui su vaikais? Nežinau, nematau nei labai stipriai purtomų galvų, nei labai daug pritarimo linksėjimų. Tai tikiuosi, tai atsispindės jūsų klausimuose ir pastebėjimuose. Nes tas darbas jis irgi gali būti sėkmingas tik tai tiek, kiek yra grįžtamojo ryšio ir kiek, nes, žinot, kaip pasakyti, yra svarbus dokumentai kertiniai, kurių tu negali panaikinti, jie paprasčiausiai reikalingi ir būtini, ir tai yra normalu, taip jau yra surėdyta viskas. Bet kalbam apie tos, kurie pertekliniai, kurie trukdo gyventi mokykloje ir dėl kurių skundžiasi ir mokytojai, ir direktoriai, ir tada, na, sakykime, ir pamokos, ir tas darbas su mokiniais jis tampa toksai, na, mažiau, reiškiasi, įdomus ir mažiau prasmingas. Tai tas biurokratijos mažinimas yra tikrai vienas iš svarbių klausimų, ką stengiamės padaryti ir kur yra vienas ministro prioritetų. Dabar aktualija, kuri yra rengiama ir jau nuo rugsėjo 1 tie, kas esat dabar 10-okai, jeigu čia yra tokių, ar yra 10-okų čia salėje, pakelkite rankas 10-okai. Yra 10-okų. Tai reiškia, jau nuo rugsėjo 1 būsit 11-okai ir būsit pirmieji, kurie pradeda dirbti pagal atnaujintas vidurinio ugdymo programas. Tai tos vidurinio ugdymo programos irgi vienas iš kertinių tikslų, kas yra sakoma ir dėl ko yra tariamasi su mokytojais, kas turėtų keistis tas programas atnaujinant. Nežinau, ar esat girdėję, ar tai naujiena bus, bet tarsi, kad būtų mažiau mokymo vien dėl žinių, tik tai dėl faktų, to vadinamo tokio kalimo, bet daugiau, kad būtų gebėjimo, praktinio žinių taikymo, mokymo. Tai ir programos taip yra užrašytos ir dėl to tarsime su mokytais iš tiesų, kad ir tas darbas tai būtų organizuojamas, kad daugiau galėtumėte skirti laiko tyriamiesiam darbam, praktiniam darbam iš tiesų. Ir aišku, visa tai būtų vien irgi tokiom deklaracijom ir žodžiais, nes po 12 klasės jūsų laukia, aišku, egzaminas, kuris darbą 11 ir 12 klasėse sudėlioja į savo vietas, ir tie, kas turit vyresnių draugų, kurie jau laikė egzaminus, arba tie, kas esat 11-okai, 12-okai, tai tikriausiai nemažą savo laiko dalį skiriat egzaminam ir tada tas mokymasis, iš tiesų tikriausiai mažiau tampa įdomus, mažiau tikrai ir galimybių kažkaip ir išeiti iš tos mokyklos ir skirti praktiniam veiklom dėmesio, nes, ką reiškia išmokti egzaminui gerai? Tai reikia daug dirbti. Tai egzaminų kaita irgi dar vienas yra labai aiškus tikslas ir jau gegužės mėnesį planuojama, kad bus parengti nauji egzaminų programų projektai, kurie irgi didesnė dalim bus orientuoti į gebėjimų tikrinimą. Tai yra, žodžiu, prošvaisčių, kad viduriniam ugdyme tikrai per artimiausius 2 metus, kada tos programos jau bus įgyvendintos, jūsų mokymasis taps bent šiek tiek
įdomesnis, labiau orientuotas, kaip sakiau, tos praktinius gebėjimus ir visuomeniniam tokiam veiklom galbūt vietos ten rasi šiek tiek daugiau. Ir neformalus švietimas. Trečiasis dar klausimas, kurio norėjau irgi kalbėti, tai mūsų pagrindinis darbas, kurį planuojam padaryti šioje srityje, tai yra neformalaus švietimo mokinio krepšelio įvedimas. Jūs tikriausiai žinot, kad dabar mokyklos biudžetus, lėšas savo veiklai gauna pagal tai, kiek mokinių juose mokosi ir kiekvienas iš jūsų yra, nuo kiekvieno iš jūsų mokyklai skaičiuojamas taip vadinamas mokinio krepšelio dydis. Skirtingas miesto mokyklose, kaimo mokyklose. O mūsų yra dar vienas siūlymas ir tam siūlymui jau yra pritarusi ir Lietuvos vyriausybė ir Seime esam pristatę tą siūlymą, tai įvesti neformaliojo švietimo krepšelį. Kad kiekvienas vaikas mokyklinio amžiaus turėtų, mes tokia esam sutartinį dydį paskaičiavę, 100 litų mėnesiui, kurį galėtų skirti savo mokymuisi po pamokų ne mokykloje. Tai yra įvairūs klubai, menų mokymaisi, sporto mokymaisi ir tai neina kalba tik apie dabartiniu metu esančias galimybės, apie šiuo metu veikiančias menų, sporto mokyklas, kurias lankote tikriausiai dalis ir jūsų, bet tą 100 litų būtų galima skirti, sumokėti ir už tuos užsiėmimus, už kuriuos šiuo metu mokate savo lėšomis, tiek, kas jeigu lankote kažką tais privačiai. Ar tai instrumentu mokotės grot, ar tai lankot karate, kažkokį kitą, reiškiasi, klubą, ar tai menų mokotės privačiai. Tai vienintelė sąlyga, kad taip galėtų būti, pradėjus galioti neformaliojo švietimo tam mokinio krepšeliui, bus, kad tas ar klubas, ar tai mokykla, ar tai privatus kažkoks mokytojas, jisai užsiregistruotų informaciniai sistemai, reiškia labai aiškiai pristatytų, ką jis siūlo mokyti, koks yra tvarkaraštis to mokymo, ką jis įsipareigoja, kad jūs išmoksite po tų užsiėmimų ir jūsų pasirinkimas ir nuėjimas pas tą žmogų ir sutarties pasirašymas bus garantija, kad kiekvieną mėnesį, ar tai pusę savo, reiškia, to krepšelio 50 litų, ar tai visą 100 litų galės pasiekti, reiškia, tos klubos firmos įmonės sąskaitą. Tai ką tai reiškia? Tai tikimės, kad tikrai dėl to atsiras žymiai daugiau galimybių, net ir nedideliuose kažkur ar miesteliuose, ar kaimuose, kur vienas žmogus įkūręs kažkokį tais klubą, ar tai menininkas, ar tai sportininkas ir surinkęs, kad ir 5 ar 10 vaikų jau galės su jais organizuoti veiklą. Lygiai taip pat sėkmingai galės ir dabartiniai pretenduoti tą krepšelį ir menų mokyklos, ir sporto mokyklos su palengvintom tokiom programom paprastesnėm. Tai žodžiu, tam neformaliajam arba būreliniam po pamokinėse veiklose, užsiėmimuose laukia neblogos, atrodo, visai permainos. Jau šitais metais yra pradėtas rengiamas šiuo metu paraiška pilotinis projektas, keliose savivaldybėse startuos ir planuojam, kad 2012 metų rudenį jau startuos krepšelis pilnom pajėgom. Tai taip daug nesiplečiant ir nevarginant jūsų kalbom, galbūt galėtume skirti ir turim dar tikriausiai, man žadėjo, kad pusvalandį laiko aš turėsiu. Tai aš išnaudojau 15, truputį daugiau negu 15 minučių, tai galim dar 15 minučių turėti klausimam jūsų ir pastebėjimam. Tai mokytojai, mokiniai, visuomeninių organizacijų atstovai, prašom, matau, mikrofonai kažkur yra pasiruošę, taip? Tai kas turit klausimų, labai prašom. Aš norėčiau paklausti dėl šito naujo neformalio ugdymo krepšelio, kaip jisai bus susijęs su viduriniai mokykloje esančiam neformalio ugdymo valandom. Bendrų sutarimų, bent pradinėme etape esam sutarę, kad neformalio švietimo valandos mokykloje lieka kaip ir buvusios, kai krepšelis
įsivažiuos, sakykime, tai pradės veikti pilnų pajėgumų, galbūt bus galima galvoti apie dalies lėšų iš mokyklos perkelimą į krepšelį. Bet šiuo metu, kad neskriaustume mokyklų ir nemažintume vaikų galimybių, krepšelio lėšos niekuo neįtakos mokyklos neformalaus švietimo valandų. Norėčiau sužinoti, ar yra kažkokios gairės, kaip galima būtų pasiruošti, reiškia, save pristatyti, tvarkaraštį, reiškia, ir tos dalykas, kaip yra formalizacija vykdoma, mane domina. Dabar prisistatymas, jeigu aš vykdau neformalų, reiškia, mokymą kažkokį, ar yra gairės, kaip man save pristatyti, kaip pasiruošti tvarkaraštį ir taip toliau, kažkokios. Taip, tai šiuo metu tokios kaip ir gairės, gal tiksliau būtų pasakyti gairių juodraščiai yra, jos bus parengtos tame pilotinėme projekte ir tikrai, sakykime, prieš gerą pusmetį, prieš pradedant startuoti metodikai, planuojama ir informacinė kampanija, nes iš tiesų svarbu, kad visi žmonės, kurie turės ką pasiūlyti, kad jie tinkamai pasiruoštų ir pristatytų. Tai tikrai tokia informacija bus. Antras dalykas, galvojam, kad maksimaliai supaprastinti tą pristatymą savo veiklų ir programų ir padaryti tai elektroniniai erdvėjai, kažkas panašaus į sistemą dabartinio elektroninio deklaravimo mokesčių ir turto deklaravimo. Kad tai būtų, reiškia, ruošiniai ir tik tai reikėtų kažkokią informaciją suvesti savo į tuos ruošinius ir valanda laiko yra mūsų tikslas, kad per valandą laiko žmogus, kuris pasiruošęs informaciją suvedimui, galėtų tokią informaciją apie savo veiklą pateikti. Žodžiu, biurokratijos siekis nedidinti. Ar aš teisingai supratau, kad kiek mokinių, tiek neformalaus švietimo krepšelių atsiras? Teisingai supratot, patikslinimas būtų tik tai toks, kad kiek mokinių pasirinkusių kažkokias veiklas. Reiškia, galimybė kiekvienam vaikui, bet suprantam, kad tikrai ne visi rinksis, nes vieni jau lanko veikiančias mokyklas kažkokias, kiti galbūt kitus turi užsiėmimus, bet galimybė bus taip kiekvienam vaikui. Supratau. Mokiniai neaktyvus, arba temos buvo tokios nelabai aktualios čia jum, arba, žiūrėkit, prisišnekėsiu, man atrodo. Mokytoja Vitalija iš Platelių. Aš noriu paklausti, eilę metų mes vykdydavom finansuojamus ministerijos projektus pilietiškumo ir socializacijos. Kaip šiais metais bus su jais? Tai jau praėjusiai metai buvo pirmieji metai, kai išbandėm tokį dalyką kaip kompensavimą ir iki tol lietuviškais, reiškia nacionaliniais pinigais finansuotų tikrai svarbių projektų finansavimą ES struktūriniais pinigais. Tai praėjusiais metais buvo vaikų vasaros poilsis, šiais metais startuoja ir yra tokia organizacija Švietimo mainų paramos fondas ir jie skelbs konkursus būtent pagal labai panašias veiklas, kurios buvo skelbiamos pilietiškumo ir socializacijos tuose projektuose. Tai, žodžiu, sekit informaciją, Švietimo mainų paramos fondas yra ta kodinė organizacija, kuri šitos projektus organizuos ir jau dabar jie rengia ir parengiamuosius tokius seminarus ir mokymus ir tikrai ten bus galimybės dalyvauti tuose jų konkursuose. Gal vienintelė sąlyga, kad jie, kadangi nacionaliniu mastu rengiami, ne savivaldybėse, bet nacionaliniu mastu, tai jie šiek tiek yra didesnės apimties ir ten geriau tada kooperuotis gal kelioms mokykloms vienos savivaldybės, savo veiklą, savo projektus sudėti į vieną. Bet ta galimybė tikrai bus. Aš dirbu miestelio mokykloje ir neformalus ugdymas mokykloje vaikų gyvenimą daro aktyvų, įdomų, todėl kad yra daug būrelių, yra šventės, projektai, renginiai ir visa kita. Jeigu tai bus perkelta į kitas institucijas šita veikla, manau, kad mokykla taps sausa ir netokia patraukli. Aš bent taip galvoju. Miestuose galbūt ne, bet kaimo mokykloje tai tikrai.
Tai, kaip ir minėjau pradžioje, tikrai sutikdamas su tuo, ką jūs sakot, mes sutarėm, kad pirminėme etape tikrai jokio noro iš mokyklos kažkaip sumažinti ir jos sumenkinti tą kultūrinį, sportinį, kitokį gyvenimą. Tas tiesa. Bet priminsiu ir tai, nuo ko pradėjau. Pamokos. Mūsuose yra, sakau, įprastos kaip duoklė tokia mokymuisi tam rutininiam ir panašiai. Čia, man atrodo, yra didžioji galimybė keisti įprastų pamokų supratimą ir jas daryti įdomesnėmis, naudojant neformalaus ugdymo metodus, tame tarpe patyriminį ugdymą ir kitus taip pat. Tai čia, man atrodo, čia žiūrėkim didžiąją galimybę. O galvojant apie vaikų interesus ir tėvų, tai jeigu po pamokinė sistema susiformuos, kurioje beje mokytojai irgi pagal individualią veiklą arba įsteigę viešasis įstaigas galės dalyvauti taip pat, naudodamiesi mokyklos patalpomis sudarę sutartis, tai vaikai tikrai nenukentės nieko ir tik tai vystysi šitas sritis. Pakartotinis klausimas. Arba jame buvo nepilnas atsakymas, arba nauja turi mokyti. Iš tikrųjų, klausantis ir klausimų kyla. Dabar dėl apmokėjimo, reiškia, tas 100 litų užstrigo. Kadangi aš dirbu kaimo mokykloje ir mes turim nedaug mokinių, virš 300 ir, sakykime, yra papildomo ugdymo būreliai, vaikai išvažiuoja po pamokų anksti, finansavimo papildomam pavėžėjimui nėra skirta. Mūsų vaikai iš tikrųjų labai nukenčia. Nori, bet mes negalim nieko jam padėti. Ar būtų įmanoma kažkaip pagelbėti finansuojant, būtent pavėžėjimo klausimas iškyla. Būrelių mes turim, specialistų turim. Kaip yra su pavėžėjimu? Klausimas sudėtingas ir tikriausiai čia atsakymo vienareikšmiško tokio nerasi. Tai ten, kur yra galimybės, tai manau galima tvarkaraščius derintis, kad vėliau išvažiuotų tas autobusiukas, bet suprantu, kad paprastai vienas autobusiukas turi visas apylinkės apvažiuoti ir kažinko ten neišspaus iš to tvarkaraščio. Bet krepšelio privalumas atsiranda tas, ir mūsų toks siekis yra, kad neformalusis ugdymas pasistumėtų kuo arčiau vaiko namų. Ir aš minėjau, kad tokia galimybė, kad net ir mažesnėme tada, ar miesteliai, ar kaimeliai kažkur yra galimybė mokytojui atvažiuoti ir jeigu ten dar yra kažkokios ar senos mokyklos likusios patalpos, ar biblioteka, ar kultūros namai, aš nežinau, ar ten sportinė kažkokia, reiškia, jeigu žmogus veiklą organizuoja, tai tada yra galimybė ir taip yra tikrai paprasčiau, kad atvažiuotų mokytojas pas tos vaikus ir ten turėtų užsiėmimą. Suprantu, kad tai ne visur bus įmanoma, bet sutikit, kad iš dalies tai yra sprendimas, tokia galimybė sprendimo.